jie nebus. Nu, hebrytė, ar pasiruošę? Ne. Si. Nu, kada? Bandai. Nu, jau nepavyzdį. Darom, manga. Tai ką? Raudonai juodi prieš vėjai galvose, Kuršėnai prieš Šiaulius, amžina kova, bet visada Kuršėnai pas mus atvažiuoja. Taip pat. Tai ką, tai raudonai juodus atstovauja jų kapitonas Aivaras ir parankinis Mykolas. Dešinioji ranka. Bet Mykolas Šiauliuose žaidždavo. Ir Šiauliuose ir Kuršėnus, pagal staciją. Pagal Labai gerai. Namai, kuriem reikia ant prizų, kurie labiau eina, ne? O vėjai galvose Mantas ir Benas duetą sudarė ir Mantas nepaskaitė dress kodo, kad be švarkų, kad mes atsipalaidavę ir rengiamės kaip patogu, nebent tau tai patogu. Aš įsitempęs nepriklausomai nuo rūmų, tai. Tai ką, pradėjome nuo raudonai juodų, Aivaras šį kartą patingėjo, neatsiuntė tokių gražių prašymų, bet pusfinalių jau bus, ne? Mikulpa, taip, nespėjau. Tai Mykolai, primink mums, ką veiki gyvenime. Muzikos mokytojas Šiaulių Leporio gimnazijoje. Kuršėnuose kažkaip muzikos mokytojų labai daug. Nu, kažkaip. Ir susirankė į kovas muzikos mokytojai. Pala Leporiuose, sakai? Jo, pietinam. O Aivaras? Taip, komunikacijos arba viešųjų ryšių specialistas. Tai gerai, kad pats prisistatė, nes aš kažkodėl buvau užsifiksavę, kad marketingo specialistas save įvardinė. Ne, kažkada kalbėjom, kad architektas visokių ten reikaliukų. Tai. Ir šiaip sugalvojom, šiaip brolis turėjo būti su kitu komandos nariu, bet pagalvojau, kad Ragnarokas kažkaip panašiai prasideda. Jeigu būtume burtus ištraukę, Kristos brolis prieš brolį, kad netyčia kažkokios mitologijos. Tai kuris Lokis būtų palei charakterį? Šiandien aš sušalęs, tai tikriausiai aš. Nu tai va, turime Kuršėnus ir debiutuoja pirmą kartą Benas ir Mantas ir Benas. Ir Benas dirba labai, kaip čia pasakyti, užknisančio įmonėje, ne? Įstaigai tiksliau. Nu, pasisakyk. Sodra, taip. Tenais, kur tinklapis pastoviai neveikia kažkas. Skolos. Ir kur pensijas pastoviai grobė. Na, ar patinka dirbti Sodrai? Jo, patinka. Labai. Skaičiuot. Ir gerą atmintį per sportą, pavyzdžiui, per sportą protmušius, pavyzdžiui, jisai atsimeni, ten buvo toksai, va, tai čia jo, kad... Jo, klausime, ten jo, kartais, bet... Jisai atsimena, pusę klausimų. Pusę, o kito pusę nieks neatsimena. Tai. O Mantas pasigirs, kad yra šio projekto vienas iš draugų. Ką valdo? Shopės GLT arba jeigu čia SNG Shop. Bet dabar sakys, matai klausimų žinos dar. Ne, jie dalyvauja vėgalvose, atstovauja, žaidžia pirmadieniais, tai iškovoja teises savom, kaip ir Kaune Pritriekštas Kėkštas, yra pabėgimų kambarys, irgi atstovavo, irgi iškovoja savo jėgom bilietus, tai pažiūrėsim, ar pavyks Šiauliam ar Kuršėnam išsivežti pergalę, tiksliau. Kuršėnus. Kuršėnai sleša Šiauliai ir Šiauliai. O šiaip šiauliečiai vis keliai Šiaulių? Aš iš Šiaulių, iš Joniškio. Iš Joniškio. Joniškio šiuo metu gyvenu Šiauliuose. Ne, kilęs. Iš Kuršėnų. Iš to pačio būto, broliai. Nebus dar vieną klausimą apie Joniškę herbą, nebebus jau? Ne. Gaila. Ai, žinoja, ne? Nu, gal. Ant paso kaunietis. Ir mama tą patį. Bet gimęs Joniškiai? O gimęs Joniškiai, o gyvenę Aš toks tamsesnis. Miksa. Nu ką? Laikas išsiaiškinti, kurie keliausi pusfinalį ir turės šansą pakovoti dėl didesnių prizų, kurie yra ir net piniginiai. Tai pirmasis turas, 6 klausimai, 1 taškas už jūsų paspaudimą ir teisingą žinomą variantą. Pirmieji paspaudę turės galimybę man atsakyti į pirmąjį. Aš spaudau, tu atsakai. Dėl panašumo į vieną daiktą šis Londono 20 Fenchurch Street dangoraižis vadinamas kitu pavadinimu. Koks tai daiktas? Angliškai, jeigu vardinsite 2 žodžiai, lietuviškai 1 žodis. PlayStation's? Ne PlayStation's, neturi PlayStation's tokio panašaus dar. Bet idėja. Šeštas. Tai mobile phone.
Ne, tai yra walkie-talkie, tai racija lietuviškai. Jo, šiaip primena tą seną tokį, bet racija yra vadinamas. Tad pradedam nuliukais, 0-0. O, karingai nusiteikęs Juzefas, kokia jo pavardė? Pilsovskis. Kas? Pilsovskis, ne? Leidžiu pasitaisyti. Juzefas Pilsudskis. Pilsudskis? Pilsudskis. Taip, Pilsudskis. Pilsudskis. Nu, biškai, žinai. Po to paaiškinsim. Kai nedaug klaidų ir raidžių, tiksliau viena ar dvi suklystas, leidžiu pasitaisyti, džiaugiuosi, kad išgelbė Pilsudskį. Bet šiaip lenkiškai gal ir būtų kažkas tą pusę. Trečiasis. Kas Lietuvoje yra pavadinimu Grybaule? Krepšas grybam, įsakyti burnas. Kaip skaniai. Kažkam pavydžiu labai. Va šitą. Jūs paskos skirtums? Nu, Reikia. Nežinau, bandom upę. ne upė. Tai krepšas grybam. Ne. Grybaulė iš didžiosios raidės, tai reiškia, tai yra Stelis. kaimas Varėnos rajone. Labai gražiu pavadinimu Grybaulė. 1 iš 2. Va. Bet ir krepšas galėtų taip būti vadinamas. Ketvirtasis. Sporto ekspertai. Viskas tau. NBA rytų konferencijoje su 13 pergalių ir 2 pralaimėjimais pirmauja Detroit Pistons. O kas dabar pirmauja vakarų konferencijoje su 16 pergalių ir 1 pralaimėjimu? Oklahoma City. Oklahoma City Thunders 0-2 bei galvose priekyje. Penktasis. Tai Renė prie savo kūrinio. Kokia Renė pavardė? Dekartas. Nereka. Kaip? Dekartas. Dekartas, ne Dekartas. Ir ne Dekartas, Dekartas. Kažkaip visiems suko šiandien pinas, liučiai? Meno pasaulis nelabai, ne? Ne, labai. Bus variants? Pasakysi, ką nors? Magritas. Renė Magritas. Gerai. Zilvėger. Renė tik tabletę, žinau. Ir paskutinysis šio turo klausimas. Koks valstybių darinys turėjo savo devizą? Jei Dievas su mumis, tai kasgi gali būti prieš mus? Trys. Dvi. Jau pasakau. Viena? NATO. Ne NATO. Katar, abiejų tautų respublika. Taip, abiejų tautų respublika, Lenkijos karalystė ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės darinys. 0-3, sausai pabaigtas pirmas turas. Ai, tai jeigu mes laimim palaimėm, tai reikia pasiduoti. Džiaugiatės, ne? Ne, nežinom. Gerai. Tai ką, keliamės į antrąjį turą, kuriame vėl 6 klausimai, vėl 1 taškas, tačiau čia turėsit atsakymų variantus ir pirmieji paspaudę turės galimybę pasirinkti, bet kaip visada, žinot be atsakymų variantų arba iškart mato teisingas, spaudžiate ir neleisite priešininkam pirmiem pasireikšti. O mes pradedam nuo pirmojo. Vienas ilgiausių tiltų, Eresundo tiltas, skiria 2 šalis. Kurias? Danija ir Švedija. Danija ir Švedija. Taip, Danija ir Švedija. 0-4 net nereikėjo visų atsakymų. Ir štai net nuotrauka, kur tas tiltas atsiranda. Kas juokinga? Taip. Ne, aš sakau Prancūzija ir kai nėra, tai netinka. Ne, mes per variantų būčiau sakęs Danija. Antrasis. Nemuno dešiniajame krante ant Kartupėnų piliakalnio stovėjo X pilis, kuri buvo sudeginta Vokiečių ordino. Kas slepiasi po X? Bebirvaitė, Bisenė, Pilėnai, Pupytė. Pilėnai. Ne Pilėnai. Pilėnai, kaip žinia, nėra tikrai patvirtintos vietos, kur iš tikrųjų jie buvo. D. Pupytė buvo Panevėžio rajone. Arba B, arba jie gauna tašką, arba mes. Na ir jūsų spėjimas. Įdomiausiai ta Bebirvaitė. Bebirvaitė?
Taškas padaunotas, nes Bebervaitė Karšuvo žemėje buvo ir tai yra Bisenė. 1-4. Patys nepasijom duosim nors vieną. Sekantį. Ką, žinai? Trečiasis. Tu sakai, tai bus skaitas. Kaip lietuviškai išverstas filmas Tangled. Jeigu sako. Ilgo plauko istorija. Štai, būčiau tokius pasakęs ir taip, tai yra ilgo plauko istorija. 2-4. Arčiau laikyti. Matos, kurias žinias geriausiai žino. Turi šitą laikyti. Ką, ketvirtasis? Kurios planetos palydovas yra vadinamas Mimu? Jupiterio, Marso, Neptūno, Saturno. Ne Jupiteris turi Mimą. Tai kažkokie yra latyniški, tai bus. Neptūno? Ir ne Neptūnas. Ok, Marso, Phobos ir Deimos tikriausiai tai du tik tai. Taip, tai yra Saturnas, nes Mimas ir šiaip vadinamas Saturnas 1 yra. Tai taškas, 3-4. Sako, Marso tikrai nebus. Ir nieks nepluoja. Vėjas, komanda Vėjas, dėt visas pastangas. Visi apšalę. Penktasis. Kuriuo atomo numeriu žymimas auksas? 19, 39, 59, 79. 39? 39 yra itris. Sakiau, kad įtras. Gal tai būtų 19? Ai, jau neuždėjau. 19? Aišku, pasitiksiu. Taip, arti bus. Įsivaizduoji dabar. Pirmą gal. Nemanau, kad Nu, jūsų variantas? Aišku, 9 galą. Kaimą. Norėjau. Gerai. 19. 19, ne, tai kalis. Ne. Jums liko, ar atiduosit skolą, ar pasimsit savo tašką? Tarararem. Įtampa. C. 59 yra Praziodimis. Tai 79 yra auksas ir atiduotas. Taškas 3-5. Atsiskaitė. Lygus, 0-0. Na ir paskutinysis, kuriais metais išleistas penktasis elementas. 91, 94, 97 ar 2001. Pirmą tegu jie gal sumažinti. Buvo išlį. Paskas. Nu, tada aš palieku tau. Mes iš trijų bandysime. Taip, 97-aisiais 4-5. 94. Galvoju, bet nespėjau, aš sumažinti gal. Visi tie. Aš taip galvoju, nes Reikia prisimint, kada matei maždaug, ne? Kiek metų, kai vaiks buvai? 6 metai visi. Koks rezultatas iš visų? 5-4, 5-5. Ne, labai seko. Svarbiausia dalyvauti. Svarbiausia, Tai ką, trečiasis turas ir tobulas rezultatas, kaip aš vadinu, 1 taško atsilikimas, ta raudonai juodė atsilikinėja, jie pirmieji rinks sistemą ir turės šansą iššauti savo pirmąjį simbolį, o jų simbolis yra X-iukai, o ekrano dešinėje bei galvose yra nuliukai. Tai 2 taškai už teisingą atsakymą ir žaisime tol, kol turėsite galimybę užbraukti arba užbrauksite, už užbrauktą 2 taškai, o už vagystę 1 taškas. Tad raudonai juodi renkasi pirmą temą iš 2000 metų senumo, iš graikų su rizika, sostinė, Danijos sala, 3 raidės, herbai su bonusu, skystesnis Andriaus Mamontovo, žvėjojantis berniukas ir aš jau žinau, ką Aivaras rinksis, ne? Nu, bet sakai, krašto reikia. Norėčiau, bet. Ne, tai herbai yra tokia, kad iš mandagumo kažkur atvažiuodamas pasiskaitai apie kiekvieną miestą. Tai čia taip ir, bet gal bandom. Davai. Ką bandom, herbus? Herbai! Šie herbai priklauso vienam miesteliui, kuriam jam Lietuvos bankas 2005 skiria 50 litų monetą. Aha. Bonus, kurio miesto rajone yra šis miestelis. Tai va. Verčiau gyvybę prarasiu negu laisvę, herbas teigia. Ir matom, kad kultūrinis rezervatas tenais yra. Kultūrinė rezervatai. Kur yra? Kur tu vieną yra? Bet kur tu vieną geras? Raistų.
Raistai yra kultūrų viskas. Atos kam tai girdėti, bet ne. Bet Tai kur? Ne, kur? Varstyčias kokia dar tai. Raistai gal, man. Nu, Raistai gal kokie? Ne. Kernavė gal? Taip, Kernavė. Matote pilies liekanas ir tai yra Kernavė arba Kernavė. Vieną tašką užsidirbot ir dabar turite pasakyti, kuriame rajone yra. Ne Vilnius. Tas Vilnius ir Kaunas ir Sostinė. Davai savo Kauną. Kam piko neįmė. 3. Kauno rajone, ne? Ne Kauno. O tai yra Širvintų, kur merė tokia. Pinskui. 4-5. Žyviuks. Nu, 4-5 pavogtas taškelis ir įsirašome pirmą nuliuką į herbų čia labai ne. langelį. Tai vėjai galvose renkasi, kur keliauja toliau. Man visiškai nieko. Mano Danė savo, ne? Ar 3 raidės? Man Kas 3 raidės, bet tada... Ai, jie gal prašau. Danio savo, ne? Danio savo. Danijos sala. Tokia yra. Niekur nedings. Ši Danijos sala turi mums literatūriškai pažįstamą vardą. Na, kas neskaitėte, tai vardą galėjote išvysti ir ne viename filme ar seriale. Tad nenustabu, kad gyvūnų globos namai yra pasivadinę šiuo vardu. Kelkitės į Grinnell Bridge'ą ir įvardinkite salos pavadinimą. Kai žinote, paspaudžiate mygtuką. Gyvūnų namai, kokie ten tai yra dabar? Naritas kažkoks yra. Žinoma, tai jau dama. Kas? Pilna. Ne tas klausimas, kur Ne, mes to tikėjomės. Zelandijos tikėjomės, bet... Tas yra Grinnell Bridge'as, kažkaip. Keletas Grinnell Bridge'as ir įvalintas savos. Grinnell Bridge'ą? Caritas. Bet Caritas čia žmonių yra. Jo, ten žmonių būtų, jo. Tai Naritas. Nu, tai mano. Naritas, nu kas nors. Naritas tau. Naritas. Naritas tau, naritas. Narito. Narito. Ne, koks ten yra, šunų ten. Ne. Jūsų variantas. Lesė. Taip, tai yra Lesė. Ir Lesė gyveno Grinnell Bridge'e su savo šeimininku. Ir 5-6. Vienu tašku atsiliekama, bet vienas iš kito pavogėte. Dabar ką? Ne, čia dabar, jo, jie dabar. Ar skistesnis? Šimes Ir raudona juodi renkasi. Tai biškis skistesnis klausimas. Lesė. Lesė. Skistesnis šiek tiek. Skistesnis. Skistesnis. Nu tai kas tas skistesnis? Neįsivaizduoju. Pabandykit spėti. Ar čia kuris Jeigu užės alus, tai... Tik jos neužės alus. Yra du dalykai, kuriuos kinai sieja su Bulgarija. Rožės ir jis. Tad kinai iki šiol pamišė momčilovcų pavadinimu pavadintų jo. Ir viskas dėl išskirtinės bakterijos, kuri jį paverčia skystesniu. Kas tas jis? Kai žinot, spaudžiat? Bėlė kaip, versi to yra valstybė. Aš daugiau nieko neiš. Palarbatum. Ne, jis. Taip, kiek teko skaityti bulgarai vyno garsus, tai gal vynas? Ne, neskystas vynas. Neskystesnis vynas bulgarų už kitų. Jūs turite variantą. Gal muilas? Viskas, ne, tai bet čia bus... Galim palauk, kol biškį daugiau laiko, bet... Gal galėjom padiskutuoti biškį. Bet tai sūrių bulgariškai nesugirdėjęs. Gal būtume išskaitę. Pavadintų jo. Jūsų variantas? Ir pamailis arba koks sūris, ką sakai? Nu, tu sakai. Sakyk tu. Tu sakai. Tai 3. Ką sako, muila? Muila? Kas? Muilas? Ne, muilas. Bakterijas turi Sūris. jogurtas. Ir toks labai skystas momčilovcų pavadinimu pavadintas jogurtas. O bulgarai tikrai savo jogurtu ir rožėm yra garsus. Žodžiu, savo klausimų neatsakom, tai reikia iškart, kurio nenorim sakyti, tai atsakyti. 5, 6. Tai mes turime... Ir aš dedu Skistesnis. minusiuką. Mes turim ką, aš beriu gal sostinę? Ar dengiu nieko visi nereikia? ženklus Tada jeigu panaudoja. sostiniai man baigęs, tada tu stars. Nu, čia tai jau. Ai, nu, jie viršų, jeigu atspėtų. Žodžiu čia. Sostinė. Nu, sostinė, man, ką žinau. Sostinė. Ar tai bus Vilnius? Varšuva.
Tai Europos žemyno sostinė. Jei neatsakysite, varžovai turės galimybę išgirsti teisingą atsakymą. Kuri tai sostinė? Stambuls, ne. Arba žemyno sostinė, nesakysit varžovai turės Stokholmas, Helsinkis, Oslas, Londonas, Iš kalnais, Čia tai yra kai- Podloris. kokie čekai, net čekas yra. Varžovai turės galimybę išgirsti teisingą atsakymą. Antras, aš. Kokia Portugalijos? Lisabona, Madridas, Paryžius, Roma. Ar turite sostinės pavadinimą? Sakom, tik Lisabona viskas. Lisabona. Ne Lisabona. Raudonai juodai turi šansą pavogti vieną tašką. Praha. Dabar, jeigu varžovai turės galimybę išgirsti teisingą atsakymą. Ir aš sakiau, dabar raudonai juodi gali pavogti vieną tašką. Tai yra vieną. Ir 5-6. Reikėjo paklausyti, ką šneku pasirodo. Buvo greičiau. Nedėjom iki, matai, biški, no. Oho, kaip greitai žaidimą. Ne, Davidas yra. 3 minučiukus reikia. 3 minusiukus surinkti tam. Ne, dar nesivaigia Davidas. Ar braukia minusiukų liniją? O darom tu kokį tašką gaunam už tus minusus. Kas paskutinis? Aš gaunu taškus. Nes minusai vis tiek. Pagal kas pralašinėjom, vadinas. Mamontovo. Ką? Mamontovo. Mamontovo, Andriaus Mamontovo daina ir koks dainos kosminis pavadinimas. Matot, mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie 5 namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs. Iš tiesų, Taip, man atrodo. Ufonautai. kaip? Ufonautai. Taip, ufonautai. Neklausęs? Klausius, bet galvojau, čia marsiečiai, žinai, kur šielas sakė tiek laiko. Ko nesumaišyta? Jie per vidurį gali rinktis, mes jau tada 3 raidės. Sindromai gaunasi. Nes jeigu jie užbrauks eilutę, jie gaus papildomai taškų. Nes tada... Tai ką, 7-6 raudonai juodai išsiveržė į priekį. Žinau, 3 raidės. Nes kas tokio, nes jie tik tais gali per vidurį. Nes rizika. Ir ką renkasi bei galvose? Geriausiai atrodo, galėtų 3 pasirinkti. raidės, va. Nu, tai duoja. 3 raidės. Nors 4. 3 raidės. Mes galim riziką. 3 raidės yra tokios. Pamastykite apie Dozę, Leniną, Europą, Fortūną ir šiek tiek kitų. Dabar įvardinkite 3 raidžių pavadinimą. Jo, žinau, šiandien šiandien. Didžiosios. Lenina. Lenins. Čia kažkas su komunistų partija. Lena, Džono Lenina gali būti. Džons Lenins tada galėtų būti. Europa, Fortūna. A girdi? A nebus? Deivė Europa, tai nebus kokie eurai? Eurų. Tai koks tas 3 raidžių pavadinimas? Eurai, eurų. Eurą. Ne, eurą. Ne, čia visi žino taip lengvai. Jūsų variantas. Ne, brolis. Siūliau šauti LSD, ko gal. Mes irgi mes ant pirmą. Bet paskui, kai Paskui susidėlioja nieko nebesivedam. Tai jūsų variantas? LSD. Ne lasda. Tai 3 raidės, kurios žinomas muzikos pasaulyje. Žas. Tai Žas albumų pavadinimai. Dozė, Leninas, Europa, Fortūna. Jeigu būčiau pridėjęs mandarinai, tai tikrai dar būtų akivaizdžiau. Ir tai yra Žas albumų pavadinimai ir išlieka 7-6 mūsų. Nu, bet planas nesikeičia. Du gaund. Mes po 4. Planas po žaidimo šauti lasda. Jo, užbraukė iksiukai. Čia vis tiek per televizorių jau nerodys. Nu ką, Minusiukus surinkom. Tai ką, niekur nebegalim užbraukti nieko, tad turas baigtas rezultatu 7-6 ir 4 turas gali viską užbaigti arba pratęsti mūsų žaidimus. Pasiruošę reiks gali spausti. Žiūrėjom, Jessica.
Tai ką, 2 klausimai. 3 taškai už kiekvieną atsakymą, pirmieji paspaudę turės galimybę atsakyti. Ir pirmasis mano klausimas yra vėl su herbu. Tai miestas apskritis pietryčių Lenkijoje. Ištarkite žodį Unija ir pamastysite apie šį miestą. Koks tai miestas? Liublinas? Taip, Liublinas ir garsioji Liublino Unija. Ko tu nespaudė? Nežinau. 7, 9, bei galvose išsiveržė į priekį. Ir liko paskutinysis turo klausimas. Automobilis. Įsižiūrėkite ir atsakykite, kurio gamintojo tai 27 metais pagamintas automobilis. Ford gali būti. Kas tai prežiantas? Fonas žino. Rimkaus koks. Kas tai prežiantas? Panašus Ford. Tikrai ne Tesla. Ne, Tesla, jie ne. Kas čia gali būti? Žinai, Forskas dar galėjai ten 27. MG, bet aš nežinau. Aš maniau, kad čia bus sekundės Jis paspaudimas. dar Fordą tada sako. Kas? Fordą? Ne Fordas. Volvo. Kas? Volvo. Taip, Volvo ženkliuką. Sakyti ne Volvo, sako tikrai ne Volvo, bet tada ženkliuką pažiūrėjau. 10-9. Raudonai juodai išsiveržė į priekį. Tai reiškia, mes turėsime 5-ąjį turą. Visai normaliai, sužaidėm. Viską lemintis 5-asis turas ir 10-9. Raudonai juodai turi 1 taško pranašumą. 4 taškai maksimaliai, kiekviena užuomena vis mažins tą taškų kiekį, 20 sekundžių apmastyti ir žinoma mes turėsime pasakyti, kas yra X-as. Tai 4 taškai. X buvęs restoranas Kaune, kurį labai mėgo daktarų grupuotė. Vilija. Taip, tai yra Vilija ir 14-9. Tai sveikinam, raudonai juodai keliauja į pusfinalį, bei galvose gaila teks palaukti. Mikrofonus paliekam, subėrė susirenkam. Porą sekundžių užlaginom. Su Vilija, ne? Gubernija. Čia visi savi. Čia taip vyriškai pradėsim, tai jie vyrai vėl, ir mes vyrai. Gerdas sako, žinai, apsimau geresnės kelnes, žinai, dar kažkas sako, girdi, sako, tai filmuos nuo pusę, sako, tai čia. Tai gali, žinai, kai ten rodo per tą... Esi matęs per tą žinių pranešėjų, kur atsistoji ten... Arba kur kėdė nuvažiuoja ir tu... Vien su točiakai. Jau su kanapėm. Gerai. Aš tikiuosi garsai išsijungi. Nesumušai. Vėliava. Reikia ir mortis.